štai kokia naujiena pas mus. TerraMove. Mes pavadinsim šį vejos robotą gal sportbačiu. Ir kas įdomu, kad šitas robotas naudoja nei LiDAR sistemos, nei GPS sistemos. Jis neturi nei perimetro kabelio, viskas vyksta tik tais iš vaizdo kamerų. Robotas pats susikuria žemėlapį, pats apvažiuos teritoriją. Tai nežinau, kiek tai yra patikima. Mūsų darbas yra tai įvertinti ir įstikinti. Turim mes ir tvenkinį. Na ir pažiūrėsim, kaip čia viskas prasidės. Be galas mūsų. Kaip robotas gali geriau už žmogų išmanyti jo teritoriją. Bet, na, va, sustojo. Gerai. Žiūrėkis. Ziliok po teritoriją. Domėkis, aiškinkis, o mes viską pastebėsim ir būtinai pasidalinsime su jumis. Priekį turi kamerų, robotas šiaip aukštokas, įdomiai atrodo, kalba lietuviškai, žinoma, vertimas yra internetinis, tai šiek tiek kelia šypseną, bet tuo pačiu smagu, nes kelia tuo pačiu ir nuotaiką. Na ką, apsivažinėjo mūsų vejos robotas visą teritoriją. Išvažinėjo tokiais gabalais. Apsidairė visur. Labai panašu viskas į realybę. Į prūdą neįkrito. Na, atrodo, kol kas viskas įdomiai. Na, mes šiaip tai bijom robotų, kurių nereikia instaliuoti patiems. Visą laiką mes sakom, gerbėmieji, netingėkite, apeikite patys, robotas niekados neturės loginio mąstymo, niekados nežinos, ką jūs galvojate, kaip jūs galvojate ir kaip jums patinka. Tai yra, kaip būtų elektronikos vedamas robotas. Bet, ko išsigandai šešėlio? Neturėjai išsigąsti šešėlio. Linija pravažiavo, kaip matėt, labai gražiai. Net pačiam tai pravairuoti yra ką veikti. Na ir mes šiaip neleidžiam roboto už šitų kaštonų važiuoti šitoje pusėje, nes labai maži tarpai yra. Robotas telpa iš principo važiuoti tik tais tiesiai. Čia sukinėtis jam labai daug reikalų yra, bet nu, jeigu tu jau taip pats nusprendi, kad tu čia važiuosi, na bandyk, o mes be abejo įvertinsim. Na ir visą laiką sakome, kuomet jūs pasižymit savo visą teritoriją, apsivedat, antras jūsų darbas yra pasižymėti nevažiavimo vietas. Nepjovimo zonas, arba taip kaip tarėsi, taip no-go zonas. Tai turbūt, kad robotas dabar daros taip pat, pažiūrėkit, kaip jisai prie pat pravažiuoja. Aš taip niekad nevedu roboto pats. Na, dabar aš prieki jo, tai čia nėra geras sprendimas ją vaidentis priešais. Bet pažiūrėkit, kaip artys pravažiuoja. Kaip bebūtų, kokį robotą jūs bepirtumėt, trimeris vis tiek bus reikalingas, niekur jūs nuo to nepabėgsite, nes čia liks nepjauta tiek ar tiek, žolė paaugs. Robotas matydamas paaugusią žolę važiuos toliau, o čia augs ir taip viskas tolės. Bet kokiu atveju trimeriukas bus reikalingas. Na štai ir pirmas jo pjovimas. Pasikrovė, pradėjo pjauti gražiai linijom. Keista, bet tikrai susitvarkė su perimetru, net ir tokioje sąlygoje, kur tikrai nėra idealu. Nes mes turime tvenkinuką, kur tikrai galėjau važiuoti, turim siauras vietas tiek čia. Taip pat mes jam neparašinėjom šios vietos, nes čia ir žolių yra. Taip pat kamera šiek tiek toks painiojasi, vadinkim, vaizdas. Ar čia akmenukai, ar čia vis tik yra jau stop. Be abejo, reikėjo susitvarkyti viską, bet mes visą laiką linkę pasileisti šiek tiek blogesnėm sąlygom, o jums patarsim iš karto prieš leidžiant tokį robotą, kuris pats darosi žemėlapį, apsipjaut, susitvarkyti ir nepalikti tokių šiukšlynų, kaip palikta pas mus. Nes jos tik tai sklaidina robotą ir nieko daugiau. Šiaip labai patiko jo apvažiavimo šalia ribos. Aš taip niekad robotą arti nevarau, nes aš puikiai žinau, kad trimeris yra reikalingas bet kokiu atveju, nes be trimerio mes neišvengsim turint jos robotą, nebent jūsų sklypas idealiai yra paruoštas.
Bet, kaip bebūtų, jisai apvažiavo viską gražiai. Na ką, paliekam dirbti, įvertinsim jo rezultatą, kai baigs pjauti visą plotą.